Antra diena, kai važiuoju 3500 km per visą Laosą. Diena prasidėjo nuo to, kad dingo šalmas, o aš galvojau, kad jį jau pavogė. Tikrinom kameras, galvojau, kad jau reikės aiškinti su policija, bet pasirodo, jį tiesiog paėmė kita mergina iš viešbučio, nes supainiojo su nuomojamais šalmais. Dienos kelionę pradėjau nuo Blue Lagoon, nes vakar nebespėjau ten nuvažiuoti. Pati vieta graži, bet maudytis nesimaudžiau, nes buvo biški vėsoka. Beje, iki ten važiuojant gavau jau ir pirmo purvo porciją. Toliau važiuojant sustabdė mane policija, jau galvojau bauda, kyšiai visokie reikalai bus, bet jie tiesiog norėjo, kad praleisčiau sunkvežimių koloną. Po to pamažu pradėjau kilti jau į kalnus, atsivėrė labai gražūs vaizdai, kurių kamera tikrai neperteiks. Aukščiausia vieta, iki kurios buvau pakilęs, 1400 metrų. Galiausiai dienos tikslas pasiektas, taip atrodo mano šiandienos viešbutis. Iš viso šiandien nuvažiavau 110 km, rytoj laukia 3 diena, pasek mano profilį ir junkis kartu į šią kelionę per visą Laosą.